praeitą kartą. Tai va, sneikas ir pinas yra giminingi smūgiai, atsirado iš tos pačios pozicijos, tai yra pin pozicija, tai kai kamuolys yra priekė. Tik tai sneikas yra iš čia, o pinas yra iš delno. Ir esmė yra tokia, kad tu naudoji savo delno plotą, kaip muštum iš viešo, atlenki ir muši, taip tu naudoji delną, atlenkti ir mušti. Tiesiog tu parideni ant delno lasdą. Tai taip pat patraukia ir muši. Labai panašiai sneiką, tik tai kitaip šiek tiek. Ir šitas smūgis yra toks universalesnis gal šiek tiek, nes tu laikai ne ant riešo ir tau sunku varinėtis, tarkim, ant riešo varinėti. Normaliai rankai laikai, tai tu gali normaliai varinėtis tą kamuolį ir mušti. Nusvarai čia, mušti čia. Ir visiškai tokia pat esmė, kamuolys rieda šiek tiek tokia trajektorija ir tu delnu parideni ir muši. Šitą daugam irgi labai neišeina, jie pripratę, tarkim, iš riešo mušti. Ir jiem niekaip neišeina, neatsiriša, kad jie pasitraukia ir vis tiek iš riešo muša. Tai reikia tiesiog pralaužti, atsistoti, išmokti vadai reikia. Pati rankena juda maždaug tokiam plote. Aš laikau, nykštys dažnai būna tipo, ne kažkur užlenktas, o iškeltas ir pasiemi rankeną ir čia turi būti tiesi linija tarp priešo ir pačios rankos delno. Kad nebūtų kažkaip taip ar ten taip, tiesi linija ir judesys žemyn pastumi ir grįžta atgal. Bet su ta tiesia linija, tai čia išmokimo reikalas, nes aš kiek mačiau labai daug skirtingai daro ir Jo, iš pro, bet atkreip dėmesį, kad daugumos plius minus, kad turi būti, čia yra idealus atvejis, kaip turi atrodyti tipo pinas, kad, kaip tarkim Kolinjonas, kuris yra meistras to smūgio. Jisai ranka čia šiek tiek sulenkta, čia tiesi linija ir jisai taip pasmūgiuoja. Kai kurie žaidėjai, aišku, kaip jam svarbiausia yra atrasti patogiausią tavo poziciją. Pradėti mokytis, gal taip nepatogu. Ir galiausiai darai ir atrandi savo poziciją, gal tu ten šiek tiek kitaip laikai, gal pirštą užsidėti ant lasdos, gal tu labiau už lasdos galvą laikai. Daug visokių niuansų. Tiesiog atras savo patogiausią poziciją, lygiai taip pat su sneiku. Vieni žaidėjai muša, pavyzdžiui, toksai jaunis yra Rapolas. Jis muša nuo šitos vietos beveik. Tai man Rapolas irgi išmokė, aš visą pinui, tai yra ranką laikau, va taip pusėmės. Taip, tai čia, tai Kolinjonas irgi, tarsi, jis laiko labiau užvertęs, bet esmė tame, žiūrėk, jeigu aš stovėčiau taip, tai riešas išlenkęs, bet Kolinjonas ranką iškelia ir išsitiesina riešas. Tai gaunas sustas pinas. Nes ir su sneiku yra, iš tiesų klaida yra mušti tokį sneiką. Taip, nežinau, tabu, negalima, taip yra. Ir nesveika riešą ir šiaip, nežinau, taip labai retas, kuris muša ir... Bet pats blogiausias yra iš viso, taip, būna daug riešą. Zuliai. Vienas dalykas, tu daug nepastumsi tiek. Nes ir ranka pati labiau įsidėmus, varžo pačią lasdos judėjimą. Realiai taip, aš stovėdamas drąsiai galiu... Ranka turi būti tiesiai prie lasdos. Ten jinai pakreipta, ar pirštai atpalaiduoti, ar jie ištiesti, tai nėra tiek. Kaip į save rankymas turi būti? Sneiką mušant? Jo, sneiką mušant į save. Turi spausti į save šiek tiek ir, tarsi dvi jėgos, spaudi į save ir žemyn, kad kamuolį prispausti. Žemyn reikia nepersisti. Mes užtenka to judesio vos į save, žemynis jau automatiškai. O į save spaudi tik dėl to, kad sukibimas būtų surankima, kad tu galėtum patraukti. Nes, daug, kai kuriem nuslysta, kai kuriem tai dar kažkas mušimo, kad tu galėtum tiesiog šiek tiek spaudi ir gražiai pasitraukti. Iš esmės, jeigu, tarkim, smūgis... Iš esmės, ant didesnio stalo tai nuslysta, kad jeigu žemyn spaudi. Dar kitas dalykas, jeigu tu žemyn spaudi, tau neina laiko atpalaiduoti rankos ir kai jau kamulio po žaidėjų nėra, tau automatiškai ranka nuslysta žemyn. O tai labai atsiliepia smūgio tikslumui, jėgai gal ne. Kaip tu sakai, ant slidesnio stalo automatiškai reikia viską daug švelniau. Kiekvienas judesys turi būti toks daug švelnesnis ir glaudesnis. Jeigu ant šito stalo gali čia kietai spausti kamuolį trinkis ir tau niekur nepabėgs, ten garlandas judesnis, tau iš karto pabėgti. Tiesiog reikia visą tą patį visiškai taip padaryti, tai švelniau šiek tiek. Jaust kamuolio neperspausti vietos. Spustas ir pamėsim. Pripinas, bet iš tikrųjų visai iki galo nepaimė gal. Tai jį irgi iš centro, kaip ir sneiką galima pradėti mušti, laikai tą rankeną, jau randi savo patogią poziciją, kai tu gali patraukti tą kamuolį normaliai
Ir į save vėlgi to recoilo beveik nedarai, tiesiog patrauki kamuolį ir trenki per jį. O nuo savęs naudoji gan smarkų recoilą, kamuolys tokia trajektorija ir tu plėši per kamuolį atgal grįždamas. Nes pinui dar svarbiau negu susniekiu reikia tas stipraus recoilo. Nes jeigu be recoilo darys, tarkim, pratęs anksčiai, į sieną eis, jeigu stums ir mušė. Ir pagrindinė treniruotė, kaip išmokti recoilą. Ir susniekiu ir su pinu yra tas pats. Pasakai, maždaug čia vat prie taško. Taškas yra štanga, o šalia taško yra jau vartai. Tai pastatai šalia vartų ir bandai, va taip pastovi, nueiti ir užėjęs muš. Nes jeigu muši be recoilo, tiesiog, tarkim, jisai nueis visą laiką į tą štangą. Pasistatai visai ant vartų kraštą ir nueini ir užėjęs trenki, jisai nueini. Jo. Grįžt, esmė yra, kad tu nuėjęs atgal, turi užėjti už kamulio ir grįždamas per įmušti. Nes jeigu tu tiesiog, tai bus į sieną. Maždaug taip turi atrodo. Tai va, ir čia puikiai treniruotė yra. Pasistatai kamuolį čia, šalia tašką ir 20 kartų mušyti. Nu, čia, tarkim, skersas nuėjo nepatekti tiesiai į kamuolį. Ir treniruojasi taip. Bet jeigu jis stovi vietoje, tai jis ir turi skersas nueiti iš esmės. Nes recoilas jį užpjauna. Ja. O kadangi jis nejuda, tai tas užpjavimas labai jaučiasi. Ir tada galiausiai, kai tokią treniruotę padarai, daug lengviau tiesiog daryti ant savęs. Na žodžiu, taip. Čia reikia tiesiog kiekvienam prie stalo eit ir bandyti, kaip jam išeina, kaip jis ten tą ranką laiko. Ir su kiekvienu asmeniškai dirba, po to gal tą ir darysim. Tai čia tokia apibraiža, kaip tu atrodyti turi tas spinas. Gal kažkokių paprastesnių klausimų, apie sneiką ir ne. Rankos didesnis, kitų mažesnis ir ten būna vieniem lengviau apsisuka, kitiem mažiau. Tai, pavyzdžiui, man irgi iš tikrųjų iki galo neapsisuka ta ranka, jeigu mušu. Nu, tas silpnas gaunasi, ne toks, kokią noriu. Tai aš mušu šiek tiek kitaip. Mušu lygiai taip pat ranka čia, tik tai kai persuku, dar pirštų galais pagaunu. Jau ne taip pagaunu, nes taip ir baigčiau. Pagaunu pirštų galais ir dar riešą atlenkiu. Nuo to gaunasi didžiulė smūgio jėga. Maždaug vis tiek atsiverčiu. Gaunasi. Reikia... kad kojos kuo aukščiau sustotų. Jo, kad smūgis stiprus gautųsi, reikia, kad apsisuka ir kai paliečia kamuolį, jis dar turi kilt dar tiek maždaug, kad gautųsi galingas smūgis. Tai aš tiesiog su šitom vietom pirštų pagaunu ir užlenkiu dar riešą šiek tiek. Tai čia irgi treniruojantis išmoksta šiek tiek. Nes dauguma daro, kad tokį. Jo, ir aš pagaunu ir man dar atrodo. Jo. Ir dabar... lieka kažkiek ir net kartais kamuolio net nepaliečia. Tai reikia tiesiog patogiai atsistoti ir pasibandyti be kamuolio, tarkim. Apsuk dabar va, apsukau tiesiog. O apsuk su pirštų pagavimu ir riešo užlenkimu. Ir netgi nesimato to galutinio riešo užlenkimo, nes linktelis staigiai ir grįžta. Nu, tiesiog. Tai taip reikia. O šį patys sniegą, tai reikia tiksliai mokėti. Pagrindinis dalykas, tai pasitraukti kamuolį. Gražiai, kad jis pavažiuotų į vieną arba į kitą pusę. Maždaug tokią trajektoriją. Jis turi ne nuo žaidėjo riedėti arba netiesiai, o šiek tiek atgal. Nu čia irgi skonio reikalas. Tarkim, tautas sako, kad tiesiai turi riedėti. Nu, čia jau technikos išgludinimo reikalas. Jam taip išeina. Daugumai reiktų, kad atgal šiek tiek kamuolį pėda ir tada prasuki. Tai lygiai taip pat nuo savęs darai. Prasuki. Ir viską labai lėtai iš pradžių išmok pasistatyti kamuolį ir traukalioti. Iš tą pusę pasitraukia, tą pasitraukia, pasidėjus ant riešą būtent, nes daugam neišeina to patraukimo padaryti. Kai išmoksti jį, tada patraukia lėtai. Ir vyjasi kamuolį ir tiesiog vienu kažkurio momentu tiesiog prasuki rankelę. Ir nuo savęs. Patrauki gražiai, prasuki. Ir taip treniruojasi, padarai 100 į vieną, 100 į kitą pusę, žiūrėk, ir pramoksi šiek tiek. Tai va, dėl tai pradedi su recoilu, ne? Nu jo, aš čia dabar, pavyzdžiui, rodžiau be recoilo. Iš tikrųjų, kadangi aš tiksliai į kamuolį pataikiau, dažniausiai tai jisai nueidavo tiesiai. Bet jeigu aš norėčiau labai ilgą mušti, tai man reiktų recoilo. Recoilas yra, kai tu
kamuolys rieda į šitą pusę, o žaidėjas turi eiti į tą pusę muždamas, kad priešingos jėgos būtų, nes jeigu aš eisiu į šitą pusę ir mušiu į šitą pusę, tai kamuoliukas skersas nueis, nes ir žaidėjas ir kamuolys eina į tą pusę, tai automatiškai kamuolys taip. Ypač ant Roberto, kur su Robertai. Ja. Tai čia reikia patraukti, žaini ir atgal grįždamas trenki per kamuolį. Greitai atrodo. Taip kažkaip. Į save dar netiek reikia nuo savęs. Žinai, kad tu turi... Ja. Daug, žiūrėjau irgi, sako, jūs automatiškai savęs koilo. Jo, Savęs bent jau sako. jo, nuo savęs būtent ir su Pinu, ir su Sneiku yra tas, kad ypač muštantojas visą gatus skersas, jeigu tai muštum. Tai tu turi paleisti kamuolį ir grįždamas atgal mušti per jį. Ir esmė yra tame, kad daugam pradedant neišeina labai, tipo, muša, nepataiko kamuolį arba pasistumė labai greitai. Pasistumė labai greitai, nespėja jį trenkti. Ir gaunas taip, kad tiesiog vis nepataiko kamuolį. Tai yra, tipo, timingas. Suderinimas kamuolio pastumimo ir pasukimo. Pradžiai jį lėtai pastumė, tu gali jį pataikyti, bet jeigu tu greičiau jį pastumsi, tu nebespėsi jį pataikyti. Tai tu turi lėtai darai. Dar su recoilu nuo savęs, tai veikia šitas, padeda šiek tiek rankos laikymas. Jeigu ranką laikysi 45 laipsniais į priekį, tada jis automatiškai dar pati ranka, sukdama, jinai grąžina. Tiesiog aš ją keliu į viršų, bet matot, žaidėjas pavažiuoja šiek tiek atgal. To minimalaus pavažiavimo reikia. Svarbiausia, kad svarbiausia, kad nuo savęs. O su taimingu, kur sakiau, tai treniruojantis tiesiog galiausiai susiderina viskas smegenyse, judesys, pastumimo ir pasukimo, kad visą laiką pataikyti kamuolį reikiamų momentų. Nes iš pradžių nepataikyti. Tai tą reikia glūdinti lėtai. Bent jau aš taip įsivaizduoju, kad reikia pasitraukti, pataikyti gerai. Ir taip darai, kol išeina greitai padaryti. Nes jeigu dauguma pradeda irgi, iš karto bando greitai, iš to tai neišeina, nes tu tiesiog nežinai, kur tas kamuolys bus, tu nejauti, kiek jisai paredės, greitai, dėl to nepataikyti. Reikia lėtai. Tu man tai daug kažką patai.